Labas rytas. Pusryčiai atrodo taip. Šiaip yra viskas. Net yra pirmas sūrio per 2 savaitės. Tai sorry, daug nefilmuosiu, šis rytas 7 valandos. Gulim prie baseino biškį, gal dar turim laiko. Ten rūra yra. Reiks ir tai rūrą patikrint. Pasakykit, ko ne Amerika? Paplūdimėlis, švarus, palmės, skėčiai, baseinai. Gaila, kad mūsų oligarchų dienos baigėsi šitam viešbutį. Dar pasimaudom, pasideginam maistą, aš pasimaudau. Ir varysim į žemyninę dalį. Kažkodėl vėl Revoliutas pastrigo, neina atsiskaitinėti. Nežinau, čia kaip užeina. Kartais eina, kartais neina. Nesuprasi. Paliekam hebrytę mūsų fainai Vinpearl viešbutį. Bliavo, mes galvojom, gal dar pasilik vieną dieną. Bet jo, jeigu turėtume, rytoj paskutinė diena mūsų, jeigu turėtume dar 2 dienas, bent jau tikrai pasiliktume. Nors viešbutis yra ir kitas užsakytas, ten mūsų daiktai palikti, bet čia tiesiog cool. Geras experiences, aplinka gera, personalas kietas, pusryčiai ofigieni tikrai. Su giliu liūdėsiu pranešame, kad paliekam viešbutį ir varysim iki speedboato dabar. Laimingai ir greit atvažiavom į žemyninę dalį miesto. Išsikraunam kuprinę ir eisim jaučiu į paplūdimį, pagulėsim. Eisim lauktuvių dar pirkti. Ir tada žiūrėsim, pavalgyt gal. Nes ryt pyrdą gaunam visą dieną iš Magaidak. Atvarėm pavalgyti dalykėlių. Einam kur vėsiau. Virtuvėlė. Gražiai atrodo. Oi, sveikata. Mano mergina nauja. Nežinau, kur Aistė dingo iš tikrųjų. Hello, thank you. O čia kiek svartų daug. Cheers, thank you. Varom pasižiūrėti krabo ir žuvies. Na taip atrodo baseinas. Lobsteriai.
Ai, kad aš ką nors suprasčiau, galėčiau papasakot. Aš nelabai toks esu. Yeah, cool. And your crab is 501 Yeah? grams. Yeah, good, good. Okay, please check that again. Okay, that is your crab. 501. Okay. That is crab with Yeah. grams. And that is your price. Okay. For Okay. crab, yeah? Yes. Yeah, only yeah, yeah. crab. Cool. Please wait a minute. We have three grilled here. You can choose one. Maybe smallest one. I don't know which one is smallest. It looks big. Everyone it looks big. Yeah, it looks big. Okay, maybe that is Yeah, okay. that's very strong. And very big as well. Okay, that is Yeah, good. cool, cool. Oh my god. That's 1 kilogram point. Yeah, 300. Yeah, yeah. Please take a gram. One point 1.3? Yeah. Okay, Yep. that's right. So that is your price. Yep. Okay. Good. And you want your girlfriend is one coconut mango smoothie, Yep. and yours is one Saigon special. Yeah. Please wait a minute. Okay. Can I check your order again, please? Yeah. So you have. Ar skanu? Nepatinka, jau matau. Tik tai nenori pasirodyti, kad nepatinka. A ne? Skanu? Tai padažyk. Please. She don't like seafood. But she said it's good. Aš tau galiu pasakyti. Kažkada buvo krabas. Gyvas. Varčiukas, taip gražiai, ne? Gaila? Sorry, hibrytė neparačiau kaip doroja, pamiršau biškį. Bet va čia kas lieka, nevalgoma. Anh em thấy cái tay. Yes, thank you. Ir paskutinis patiekalas žuvytė. Mums čiuvelis išdarinės ją. Taip, aiste. Nufotkinau. Tai va, skanaus dar kartelį. Tai mes kaip pagalvom su aiste. Tai čia, kiek čia mums išeis? Šiam gal euriuką. Bet čia mes mokam turbūt už aptarnavimą. Krevetės išlukšteno, krabą išhujarinau. Dabar žuvį vėl. Kaulus išėma. Nu super. Pasakyk, ką nors. Labai skanu. Nu, aiste. Prisivalgė. Filmuoju gerai? Prisivalgė. Tai... Prašau. Krevetės skaniausios gyvenime, ryžiai skaniausi gyvenime, krabas pirmas, antras į gyvenime, tai irgi skaniausias. Žuvytei biškį, sakyčiau, trūksta. Aš kadangi mėgstu pakeptą stipriai, tai man norėtųsi, kad jinai būtų labiau apskrudus ir gal daugiau prieskonių. Bet žinai, čia jinai šviežia, nu tai nieko negali norėti iš tokios. Skani. Ir čia yra... Kas čia yra? Papaja. Papaja. Nu, žodžiu, skanu, brangu, bet skanu. Užskaitai? Duočiau kokius... 8, 9.
Bet aptarnavimas geras. Aptarnavimas geras, viską išgliaudo, viską parodo, pasako, mes irgi taip atvarėm bank, nežinojom, ką valgyti. Tai pasakėm, beserius, paragauti tą ir tą. Galbūt žuvies, aš rinkausi mažiausią žuvį, nes taip ir žinojau, kad bus, kad nesuvalgysiu. Bet okei, vienas iki vis tiek reikia gyvenime pabandyti tokį dalyką. Nežinau, Lietuvoje turbūt kainuotų... Vien žuvis apie 50 eurų turbūt. Neįsivaizduoju, aš kavinėse žuvies nevalgom, mes kavinėse valgom Hesburgerį ir pizzą. Tai va, cheers, kamera. Prisivalgiai? Pažiūrėk, man pilva. Gal tu laukės netyčia? Jo, per savaitę šokas Žodžiu, aš irgi prisivalgiau. Turbūt Vietname dar nebuvom taip žiauriai prisėdę, apart, nemeluosiu, buvom McDonald'e nuėję. Ir prisivalgiam. Tai va dabar irgi, va, jau vos nešuoštą pilvą palikom, gal pusę žuvies, sako, išsinešimui mes tau jums supakuosim, bet, nu kur mes dėsim, nu? Kur mes tą žuvį dėsim? Į šaldytuvą? Tai mes... Būtume bomžai atidavę. Ne, bomžai, o benamiai. Ne, nu tai blemba, tai... Nu nežinau, gal ir galėjom, nu bet aš tikiuosi, gal jie suvalgys tą žuvį patys, ale? Jo, kažkam bus vakarienė, tikėkimės. Vėl, karočią, einam ir vėl tas pačiuvelis. O, vi. Sakau, thank you. Ir dar papasakosiu, kai buvom šitam Vinperle, toj saleliai. Tai, o kiek daug merginų. Tai... tupi, vargšės. Žinkojas ant tupi. Tai pavyzdžiui... Gerai. Stunt show. Ką tai reiškia, kaip jūs galvojate? Stunt show. Stunt show. Stunt show. Ir jie savo tą kalbą turi. Mes buvom Tailandė, jau vis tailandiečiai, sakyčiau, gal geriau kalba, bent jau aiškiau. O čia jie turi savo tą kalbą, pusę žodžių taria, pusę netaria. Ne žodžio galūnių, tai labai sunku suprasti. Aišku, jau gale kelionės atgaudom. Kai kada?